Ką reiškia tikiu? Pasaulyje vyksta reikšmingi dalykai. Tai liudija beveik 14 milijardų metų kosmoso istorija. Kai mūsų visata buvo tik beformė plazma, kai ją sudarė tik vandenilio ir helio atomai, nebūtume galėję numatyti, kad iš tokios monotoniškos jūros galiausiai iškils gyvybė ir protas. Atsiras būtybės, gebančios tesėti pažadus ir nesavanaudiškai mylėti. Būtybės, kurių laimė priklausys nuo amžinybės laukimo, besąlygiškos tiesos, meilės, gėrio, grožio ir tobulų namų. Šie dramatiški gamtos virsmai rodo, kad visata turi tikslą. Joje veikia kūrėjas. Dievas kuria ir kreipia kosmosą į ką nors didingesnį. Padovanoja mąstymą, laisvę, meilę ir taip toliau. Tikėtina, kad dar reikšmingesnių dovanų suteiks ateityje. Skaitydami šventąjį raštą, pažįstame Dievą, kuris kuria visatą, džiaugiasi savo kūrybą, rodo ištikimą meilę savo kūriniams. Jis pašaukia Abraomą, išsirenka Izraelio tautą, per pranašus žadina Dievo karalystės ir prisikėlimo viltį, kreipdamas žmogų ir visą kosmosą į didingą ateitį. Dievo dovanojama ateitis pasaulio atrama. Kai gilindamiesi į gamtos paslaptis tariame tikiu, pripažįstame, kad mūsų visata dar nėra baigta kurti, kad ji yra atvira tiesos, meilės, grožio ir gėrio pilnatvei. Kad kūrėjas kreipia visą į tai, kas gera ir vertinga, ir palaiko mumyse gyvenančią viltį, kad ne mirtis, o gyvenimas švęs galutinę pergalę. Kai kurdami ar darydami gerą tariame tikiu, pripažįstame, kad bet koks grožis ir gėris yra amžini, nes remiasi Dievu. Jo siekti yra ne tik svarbu, bet amžinai svarbu. Mūsų protas glaudžiai susijęs su fizinė visata. Kurdami grožį ar darydami gerą, mes dalyvaujame visatos kelionėje į Dievą, kuris visą traukia prie savęs. Filosofas Antonis Kenis pastebi, jeigu Dievo nėra, tai Dievas lieka kaip neįkainojamas, vienintelis ir didžiausias žmogaus vaizduotės kūrinys. Joks kitas žmogaus vaizduotės kūrinys nepažadino tokių išradingų idėjų, tokios įkvepiančios filosofinės minties, literatūros, dailės, skulptūros ir dramos. Joks kitas vaizduotės kūrinys nėra taip įkvėpęs žmonės siaubingiems ir be galo kilniems darbams, paskatinęs prisiimti gyvenimo sunkumų ar siekti tobulumo. Kai kaltės prislėgti tariame tikiu, atsiveriame didingai Dievo ateičiai. Ji nėra tik tobulas horizontas ar kažkas paslaptinga ir baugu. Ji nėra besmenė. Tai intimumu alsuojantis atleidimas. Tikrieji namai, save dovanojanti meilė, kuri niekada nesibaigia. Ja galima atsigręžti, prie jos prieiti. Ji džiaugiasi kiekvieno iš mūsų sugrįžimu, rodydama neprilygstamą atlaidumą. Kaip kad gerasis tėvas Evangelijoje pagal Luką rodo nesibaigiančią meilę sugrįžusiam į namus sūnui paklydėliui. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis.
Kai kančios apimti tariame tikiu, išpažįstame Jėzų Kristų, per kurį Kūrėjas mums pasako, kad jam rūpi šis pasaulis ir jo likimas. Dievo jau nebeieškome dangaus platybėse, kur pasiklysta mūsų dvasia ir širdis. Jį sutinkame mūsų žemėje, kuris gauna visą mūsų dalį. Alkį, nuovargį, priešiškumą, mirtiną baimę ir baisę mirtį. Tai neįtikėtina tiesa, bet tik ji nušviečia mūsų gyvenimus. Visada, kai tariame tikiu, išpažįstame, kad Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievo žodis, viešpats, nes Dievas prikėlė jį iš numirusių. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli, sako apaštalas Jonas. Krikščionių tikėjimas tai atsakas į tobulą meilę, gebančią perkeisti pasaulį ir nušviesti laiką. Tai atkakliausias tiesos, meilės, gėrio, grožio ir tobulų namų siekimas. Tai visas gyvenimas, įsivaizduojamas, patiriamas, suvokiamas ir pasirenkamas, remiantis santykiu su Dievu Jėzuje Kristuje.